Šioje pamokoje aš noriu prie 53 pridėti 17 plus 17. Ir aš tai darysiu išskaidydamas 53 ir po to pergrupuodamas skaičius. Aš to paaiškinsiu, ką turiu omeny. Taigi, 53 yra tas pats, kas, jeigu išskaidysiu į dešimtis ir vienetus, tai bus 50 ir 3 vienetai, taip? Arba 50 plus 3. Ir aš noriu šią sumą apskliausti. Apskliausti reiškia uždėti skliaustelius iš abiejų pusių. Čia atsidaro, čia užsidaro skliausteliai. Ir skliausteliai tiesiog reiškia, kad tai, kas yra viduje skliaustelių, norime atlikti pirmiausia. Norime pirmiausia paskaičiuoti 50 plus 3. Nepamirškime, kad dar turime plus 17. Ir ką dabar galime padaryti? Mes galime tiesiog sudėti 50 plus 3 ir gauti 53, tada grįšime, kur buvom. Tačiau kaip patogiau skaičiuoti, patogiau būtų perrašant štai taip. 50 plus 3 plus 17, tačiau šį kartą aš apskliausiu kitą vietą, apskliausiu 3 plus 17. Tai reiškia, kad čia aš pirmiausia noriu skaičiuoti 50 plus 3, o čia reiškia, kad pirmiausia noriu sudėti 3 ir 17. Ir aš galiu taip daryti dėl to, kad sudėtis leidžia keisti dėmenų eilės tvarką. Pavyzdžiui, čia aš pirmiausia sudedu pirmą ir antrą dėmenį, o čia aš pirmiausia sudedu antrą ir trečią dėmenį. Nesvarbu, ką pirmiausia sudėsiu, atsakymas bus toks pat. Taigi, tai bus lygu 50, tiesiog perrašysiu, plus, ir kam bus lygu 3 plus 17? Na, jeigu 3 plus 7 yra 10, tai 3 plus 17 bus 10 daugiau nei 10, tai reiškia 20. Todėl čia bus 20. O kiek bus 50 plus 20? Na, 5 ir 2 yra 7, tai iš viso bus 70 arba 70. Išspręskime dar vieną uždavinį. Kiek bus 41 plus 9? Matome, kad čia yra 41, kaip ir prieš tai mes jį galime išskaidyti į dešimtis ir vienetus. Tai bus 40 plus kas? Na, 40 plus 1. Ir svarbu, žinoma, nepamesti tų skaičių, kurių neskaidom. Tai yra, šitą devynetą reikia perrašyti, plus 9, jis niekur nedingo. Ir toliau matome, kad skliausteliai pasikeitė. Taip, prieš tai skliausteliai buvo aplink 40 ir 1, dabar skliausteliai yra aplink 1 ir 9. Visi dėmenys liko tie patys, mes tik tai eilės tvarką keičiame. O kiek bus 1 plus 9? Na, 1 plus 9 bus 10. Tai tą 10 galim rašyti čia. Atkreip dėmesį, kad šitas 10 yra tiesiog lygiai tas pats, kas buvo viduje šių skliaustelių. Tiesiog pakeitėme iš 1 plus 9 į jų sumą 10. O kas bus 40 plus 10? 40 ir 1 dešimtis yra 5 dešimtys arba 50.